Ir tikrai pridės labai daug ir nematomų dalykų šitai komandai. Svečiai su kamuoliu pirmoje atakoje. Laurynas Birutis laimėjo ginčio kamuolį ir dabar Silvenas Francisko. Tam pačiam tavo minėtui Williamsui Gosui. Francisko pamato visiškai laisvą Lauryną Birutį. Šis dar keletą kartų pašokdino Martyną Pacevičių ir pelno pirmą. Klaipėdos Neptūnas buvo ir viena ataka, kuomet tiesiog po praleistų taškų po 4 sekundžių Neptūnas pelnė taškus. Dastinas Slyva iš toli, 3 taškai, 50% taikų minutės įmeta pirmąjį metimą į žaidimo Neptūnas. Ten Birutis pasyviai stovėjo baudos aikštelėje, Gosas buvo prie pat, bet Lomažas tikrai pademonstravo meistriškumą. Čia meistriškumą demonstruoja Silvenas. Ir Moses Wright, o užtvara jam, 2-2, Francisko, kaip gražiai užmeta kamuolį Wrightui. 2 taškai, gražiai užtvara, išsikeičia gynyboje žalgiriečiai. Moses Wrightas prieš Lomažą, žingsnelis atgal, greitas metimas, bet jis netaiklus. Takeris dar ten spėjo išmesti panašų metimą Takeris, bet jisai. Kauno Žalgirio Harrisonas Cleary dabar išsimeta kamuolį Lomažui, kuris pradės Neptūno ataką. Na ir pirmajame kėlinyje Klaipėdos Neptūnas 19 kartų atakavo, 1 iš 12 kol kas. Tarolis prieš aukštesnį varžovą, daug komfortabiliau. Aš ir tokį ekstra... Ir Biručio 2-2, į dešinę eina Francisko, dar viena Biručio užtvara lieka prieš jį Cleary, gražiai ten suranda Tubelį ir Tubelio metimas viena ranka. Francis taip pat Klaipėdos Neptūnui, Modolo priima kamuolį, Biručio užtvara. Nusimeta kamuolį Francisko, Girdžiūnui veido, taiklus tritaškis. Žaidimo nugarą prieš Veličką, gražiai nusimeta kamuolį Tubelis, Butkevičius suranda Francisko ir prancūzas lieja dar vieną. Na ir taip, ir Neptūnas rods artimo vidutinio metimus būtent iš 2 Neptūno lyderių Kauno Žalgiris. Williamsas Gosas suranda Ulanovas vėl puikiai parodo tą pražangą, eis tarmesti. Velička, 2-2 su Taroliu, išsikeičia žalgiriečiai. Zeinas Watermanas iš toli, netaikliai atakuoja jis, Arnas Butkevičius dar paleidžia kamuolį per visą aikštelę, metimas. Labai nedaug trūko, kad įkristų viena ranka ir būtų dar vienas įspūdingas. Klaipėdos Neptūno atsarginių indėlis kol kas yra visiškai beveik nulinis, 2 taškai nuo suolo ir juos pelnė Jordanas Takeris, kuris būtent ir pradeda. Net galbūt tie ir gynybiniai pasirinkimai kažkiek prisideda prie to. Čia Ulanovas užspeistas į kampą, suranda Williamsą Gosą, žalgiriečiai ir 3 taškai. Pirmasis šiandien šis išėjimas Francisko, perduoda Ulanovui, Ulanovas į kampą Butkevičius iš toli nesėkmingai, bet kamuolio. Ir Moses Wrightas. Paliečia kamuolį, pranašumai yra sukuriami. Čia dar vienas gražus Francisko perdavimas. Ir Modolo baudžia 3 taškų iš aikštelės kampo. Apdovanoja komandos draugą rezultatyvių perdavimų. Taškų. Dar 2 sekundės, dar šiek tiek padidino tą laiką teisėjai. Williamsas Gosas spėjo berods atlikti metimą, bet jau aišku nebesvarbu, kuomet tas metimas. Toks netaiklus, kaip ir sakei, su šiokiu tokiu minimaliu pozityvu galbūt. Na, Talanko saugojimo tikrai pridėjo šiame tarpsezonyje žalgiriečiai ir 13 taškų jų persvara prieš paskutinėsis 10 minučių. Kita o čia Watermanas, kaip baigia 3 kėlinį, taip ir pradeda 4. Dar vienas tritaškis vietinių džiaugsmui. Čia tas vagia kamuolį, puikus perdavimas ir Velička. Kaip nepataikė iš po krepšio, ten jau toks puikus nebuvo. Perdavimas gal kiek per daug į priekį, bet vis tiek Velička tikrai. Čia abi komandos dabar keičiasi. Watermanas prieš Francisko, ateina dvigubinimas. Tarolis nuo 3 taškio leido į krepšį, kairė ranka elegantiškai 2 taškai. Galvojau, jau pamačius, kimo pritrūko. Lomažas. Neptūnui reikia greitų taškų. Matau ir greiti taškai. Tarolis vėl. Prieš Jonavą Hipokredit. Iš karto po šių rungtynių. Antrasis šeštadienio mūšis. Ulanovas iš toli ir galima sakyti, kad ir uždaro šias rungtynes. Kaip privaizduoju, jog jis rašys 3-ąją pergalę iš tiek pat galimų LKL, kurią remia Betson. Ulanovas. Reikėtų dar greit pasižiūrėti, kada tiek balų buvo surinkęs paskutinį kartą. 20 taškų Ulanovo sąskaitoje, 32 naudingumo balai ir Kauno Žalgiris švenčia pergalę. LKL, kurią remia Betson čempionate, 84-71. Tomo Masiulio auklėtiniai ir toliau neklumpa.